Kodėl pas tave nėra pinigų arba kodėl tu neuždirbi. Vienas tai dalykas yra dėl to, kad turi tą vadinamą vergo mąstymą ir tu nesufokusuoji į kitur to savo dėmesio. Ir tavo užimtumas, tavo mintis sukasi vien tik tai apie negatyvą, apie tai, ką tu matei savo šeimoje. Ir tu galvoji, kaip prikimšti tik savo pilvą, sumokėti kažkokias paskolas ten arba kažką nusipirkti, kad pasimandravoti prieš kitus. Ir tu jų niekada neuždirbsi daugiau, negu tau atlyginimą ten duoda. Jeigu tu mastai, kad galima pavogti, tu mastai, kad galima ten apgavus kažką tik tai gauti, tu niekada neuždirbsi daugiau, negu tu ten gauni tų pašalpų savo iš darbdavio arba iš kažkokių kitokių institucijų. Už tai, kad norint užsidirbti daugiau pinigų, tu turi būti naudingas pasauliu, naudingas žmonėms. Tai reiškia galvoti apie tai, kad ką tu gali duoti kitiems naudingo. Bet jeigu tu turi verslą, tu turi ne apie savo tuos vadinamus bazinius dalykus, kaip tik tai mokesčius sumokėti, kaip, nežinau, kuro supilti ar kažką tai nusipirkti savo, skanaus suėsti ir apsirengti, pasipuikuoti prieš kitus. Tau reikia galvoti, ką tu naudingo duodi žmonėms, dėl ko verta pas tave pirkti, dėl ko tu esi geresnis už kitus. Daugelis tų verslų jie sugriūna vien tik dėl to, kad žmogus, tas savininkas yra gobšuolis, jisai daro ne dėl to, kad būtų gerai žmonėms, o dėl to, kad užsidirbtų savo pinigų, savo, tik tai savo. Čia yra gobšumas. Savo turėti, viską savo, tik man. Kaip iš tų multikų, kur buvo. Nebeatsimenu kokių, bet jų buvo labai daug. Pažiūrėkit, aš rašau video apie tai, kad vogti iš darbovietės nenormalu yra. Tai kiek tokių yra, kurie komentuoja, nes jie per savo tą suvokimą, jie nemato kitos alternatyvos galimybės, kad galima mąstyti kitaip, galima pakeisti. Ir netgi šitie mąstymo pakeitimo modeliai, jie pradeda sudėlioti aplinkybės gyvenimus, situacijas, vadinkim, kuriuose tau pradeda kitokiausia galimybės, tu gali uždirbti, tu gali būti naudingas, nebeapgaudamas. O visi tie vadinami perikūpai taip ir elgiasi, galvoja, kaip tik apgauti, sukiliuoti, kažką pigiai nupirkti, brangiai parduoti. Bet galima visą tą mechanizmą pigiai nupirkti, brangiai parduoti ir neapgaunant žmogaus. Ir dar jisai tau bus dėkingas, jeigu tu teisingai mąstysi, teisingai sudėliosi. Bet paskui ir mato, vieni mato, kad tam sekasi, bando tą patį kopijuoti daryti, žiūrėk, nesigauna. Arba kažkurį laiką gaunasi, paskui viskas vėl išslysta, kaip per pirštus, viskas išbėga kaip vanduo, smėlis, ten yra čia tų pavyzdžių visokiausių. Už tai, kad neteisingai mąstai, pas tai sudėtos tos vergo programos, kurios yra infovirusai vadinami. Tau pakiša mintį, tu tą padarai. Paskui žiūri, kad išlenda per kitą galą tas tavo bandymas sugudrauti, apgauti kažką, manipuliuoti žmonėmis. Visą laiką išlenda, anksčiau ir vėliau. Tas pats kaip tos neištikimybės jos išlenda. Už tai, kai jūs galvojate tik tai apie šitą, ką jūs matot, ką jūs galvojat, kad nėra viso kito, kaip sakant, yra fonas, ta vadinama pasąmonė, kuri reguliuoja visą tavo gyvenimą. Jeigu tu savo tą partnerį ar partnerę apgaudinėjai, jisai giliai viduje tą žino. Už tai, kad yra tas, ką vadina žmonės siela arba nuojauta, nesvarbu kaip tai vadina, tik tai pas vienus yra jinai labiau išlavinta, o pas kitus ten yra viskas užslopinta. Ir tam žmogui labai ilgai reikia, kol jis prieina prie to savo atsakymą. Už tai, kad negirdit savo vidinio balso. Pabandykit mane apgauti dabar. Anksčiau tai buvo galima, aš buvau geras, visiems patogus, nes toks pat vergas kaip ir visi buvau. Dabar jūs pabandykit mane apgauti, jūs nepraeisite nei vieno testo, kurį aš darau strateginį sesijos metu. Jeigu jūs tik meluojat savo arba bandote man meluoti, jūs to niekaip nepraeisite. Man vadina trečiąją akim, dar kažkokią nesąmonę. Iš tiesų tai suaktyvėja visi pojūčiai, kada tu skanuoji žmogų, ne akių pavidalu, ne tą, ką tu girdėjai, o tu tiesiog matai žmogų, ar jisai yra nuoširdus ar nenuoširdus ir visa kita. Tai
pareina ta informacija akivaizdžiai. Tai vaikai, norit registruokitės nemokamą konsultaciją. Jeigu nori keisti, jeigu tik šūdą pamatai, nesiregistruok, aš nenoriu vaiko gaišti, nei tavo, nei savo. Iki.